Labas rytas iš Plausto. Nuvėja šiandien, tai čia ošia. Nežinau, kaip aš čia plauksiu. Nu tik tiek, kad lik palankus, bet būna posūkių, kur ir pasikalnėti su juo tenka. Neįsivaizduoju, kas čia bus. Pasiričiauju. Prasideda 6 diena. Vėjas tai čiut ne medžius verčia. Gerai, kad jis man daug maž palankus. Jeigu apsisuktų, tai chana visiškai. Čia ta vadinama lietuviška vasara. Skaitasi, ar kaip nežinau. Bet Liepos vidury būtų taip vėjuota, apniukė, niūru. Man toks rudeniškas oras. Realiai atkarpuose šiandien ne aš Plaustą valdau, bet Plaustas mane nešioja su vėjo pagalba taip, kaip jam reikia. Ten ilgą atkarpą plaukiau, tai skersas, atbolom, visai kaip, bet tik ne į priekį, suka kaip reikia. Kovoti beprasmiškai. O ten jaunimas medyje įsirengė trosą šokinėti vandenį. Ir va ten aukštai lenta, tramplinas padarytas. Taip, pažiūrėkit, koks aukštis. Dar užlipti sugebėti reikėjo. Nu, bet va, jaunimas ne kompase sėdi, reiškiasi. Antrą dieną iš eilės lietus. Vėjas irgi. Šiandien jis dar stipresnis nei vakar. Jokių lankytinų objektų nėra, kur išlipti, jau nors ir vyriška nieko. Žvejų krante irgi nėra. Tik Plaustas ir aš. Išlipau į krantą prie buvusios Kruosto hidroelektrinės. Tai, va, čia tokia kaip ir pieva už manęs, tai akivaizdžiai matosi, kad krantai buvę išstumdyti, išdarkyti ir dabar auga žolės, kurios pačios pirmasis auga po dirvos pažeidimo. To eisim, pasižiūrėsim, kas čia kaip, truputuką lytą apstojo. Va, krantai abiejose pusėse atrodo taip, stulpų linija eina. Čia prieš kelis metus buvo atvažiavęs, va šitoj vietoj buvo užtvanka. Dabar tiesiog plaukiau ir praplaukiau. Jokių ten betono gabalų nėra likę, nieko kaip ten su tais tilto poliais buvo. O jeigu palipus ant kalniuko, čia visa ta elektros pastotė, ar kaip jį vadinasi. Šiaip jį zirzė, veikia, bet iš vandens turbūt elektros nebegamina, nežinau. Arba kažkokiu kitokiu būdu paima. Va, atėjau iš arčiau. Nu va, iš vandens hidroelektrinės buvusi vieta. Dabar tik tai 2 krantai be medžių, siauresnis pratekėjimas ir laidai. Viskas. Kažkoks rimtas kalnas pro medžius matosi. Išlipau į krantą, einu pažiūrėti, gal koks piliakalnis ar kas ten. Čia liko kažkokia kaip pavėsinė stovi. Žodžiu, pamačiau tą kalną. Galvoju, gal piliakalnis. Išlipau, šašlykinė. Pavėsinė su visa virtuvė, tik tai kažkodėl išdaužyta siena. Bet apšienautas, tvarkyta. Tai greičiausiai čia šiaip kažkiek supilti, ten dar ir namo stogas matosi. Gal tiek to nelipsiu tada. Turbūt ne vienam kyla klausimas, kodėl aš apskritai visą tai darau. Na, taip, man tokie dalykai patinka, aš plaukti nevėžiu, Plaustus svajojau senai, bet apskritai, kodėl aš stengiuosi po savęs palikti tokių dalykų, video visokiausių, tai viskas dėl vaikų. Nes mes ne vienas nežinom, kiek mums tas likimas laiko yra davęs, kada būsim iš čia pakviesti, tai norisi, kad užaugę vaikai matytų, koks tas tėtis, koks tas senelis buvo. O jeigu būsiu ilgamžis, tai galėsim kartu žiūrėti,
papasakosiu, antras tik išgyvensiu prisiminimus. Tai va, man yra svarbu tai. Galbūt kažką inspiruos irgi, kažkas kažką irgi pradės daryti. Esu mokytojas, mokiniai mane stebi. Galbūt užauginsim tokių pat kvanktelėjusių gerąją prasme, tyrinėtojų, nuotykių ieškotojų. Tai va čia yra pagrindinės priežastys. Na ir pabuvimas su savim irgi yra labai svarbu. Atrodo, dėdas metuose sėdėtų savo namie su žmona ir vaikais teliką žiūrėtų. Ne. Laukiat reikia, miškuose kažkur ten statyti, šalašus mėgot, dar vėl nežinau, ką užsiminėt. Nu vat, tokią sielą kūnas gavo. Nieko negali žmogus padaryti. Kas medžius pažįsta ir šiek tiek domisi, žino, kad čia yra uosialapis klevas. Tai kad tai yra invazinis medis Lietuvoje, kuris nusiurbia vietinės rūšis. Nu tai vieną šitokį biškį apnaikinsiu tą progą, nes man kilniam tikslui reikia. Jis man bus reikalingas keltis per užtvanką Kėdainiuose. Dar vienas dalykas, su kuriuo čia susiduriu nuolat vakarais, tai nakvynės vietos surasti yra ypatingai problematiška. Visi krantai status, apaugę žolėm, nei plausto normaliai prišvartuoti, nei prie ko pririšti. Vat po Surviliškių man nebeįdomu pasidarė. Krantai status, jokių stovyklaviečių, jokių vietų gražiau įrengtų nieko. Ir vat vakaras ateina ir aš pastoviai jau pradedu pergyventi, kad čia man reiks dėtis. Pradėjo griaust griaustinis, visai neaukštas, čia turbūt tik laiko klausimas, kada vėl lyt pradės. Tai nusėmiau biškį anksčiau. 8:30 kažkur dabar vakaro, bet labai nemalonus oras. Tai parodysiu, kokią vietą susiradau, reikia daiktus neštis. Ir pakuotis, miegoti, pailsėti reikia. Va tokia vietikė. Plaustai taisiau, priraišiau, nes vėjas didelis. Palapinė šalia. Tik biškį žolės seniau pjauta, tai šlapia šiek tiek, bet išgyvensim. Na ir ten keli kilometrai iki Kėdainių. Ryt nusimato užtvanka. Ajajai. Į 7 dieną išplaukiam.
Aš čia per bairis, tai nesupratau. Kopėčios į dangų. Visokių cirkų esu matęs, bet tokį tai tikrai pirmą kartą. Tai dėl tų kopėčių tenais, kas tų į žemę, tai po to pamačiau ir supratau, kam reikalas. Tai jaunimas prisirišė virvę prie medžio aukštai, pasiema tą virvę, užlipa ant kopėčių ir tada su tą virvę į vandenį pūkšt šoka. Tai čia tokia mintis, kad iš aukščiau būtų, ar kad didesnis mostas tas skridimo gautųsi. Nuskinsiu tau žiedą, žvykulėlijo žiedą, paskutinį žiedą iš Nevėžio vandens. Pirmą kartą vadai, oi pusau. Pipieks. Pirmasis Kėdainių tiltas, kur iš miesto į Via Baltica veda. Tuoj lysim po juo. Ten toliau sekantis yra, kai tik traukinys važiuoja, geležinkelio tiltas turbūt. Bet tai kiek čia betono visur. Eina savo. O ten tas Kėdainių tiltas, kurį griuvęs buvo. Remontuojamas dabar. Plaukiu per Kėdainius. Aš šiaip tai juokinga. Kėdainiškio akis didelės. Darbininkai, kur tiltą remontuoja, apmetė visus darbus, sustoja žiūri, kai čia per trūktas varo. Liuksų parodė, saka. Svarbu pirštą prie smilkinio nesukioja, dabar viskas sakė. Ten va pliažas, tai ten gal ir yra ta užtvankėlė jau kažkur. Nu ką, vadinasi atplaukiau. Blemba stati. Statesnė nei tikėjausi. Realiai stačiai žemyn krenta. Va, kaip čia viskas atrodo. Aš tikiuosi, kad čia paskutinė kliūtis man. Fū, o tai čia taip galima visas jėgas prarasti.
Oho, nuleidau. Nu, ate užtvankėlė. Nežinau, ir kada besusitiksim. Išplaukiu. Tiltų diena, žodžiu, Kėdainių aplinkkelio tiltas. Tai viskas, Kėdainiai praplaukti. Utiutiu, kaip sakant. Kaip čia reiktų paaiškinti? Vo. Vamzdis kažkoks ateina. Kažką leidžia. Sustojau va tokioj vietelėj. Išpjauta. Takas padarytas. Ir šeštadienio rytas, bračiai. Gal net žvejot. Jeigu žvejot, reiškia ankstyvas plaukimas bus labai.